Šiandien noriu parodyti, kiek kainuoja vienas apsipirkimas Maroke. Tai už 4 palyginti tikrai didelius apelsinus sumokėjau 90 centų, kas man labai patinka, kad šie apelsinai visada švieži, sultingi ir labai saldus. Dviejai jogurtai kainavo po 20 centų kiekvienas, tada avokadas kainavo lygiai 1 eurą. Kuris būna pasiilgstu namų, tai nusiperku tokius sausainius, jie čia vadinasi kukurukų, bet jie yra visiškai gaidelio kopija. Ir jeigu pažiūrėsit iš arčiau, jie taip pat yra atvežti iš Vilniaus, Lietuvos, tai čia jie pas mus kainuoja eurą ir 10 centų maždaug. Dar kai pasiilgstu namų, nusipirku marinuotų agurkėlių, čia jie kainavo 70 centų. Tepamas sūrelis kainavo 90 centų. Toksai kalakuto kumpis 80 gramų kainavo irgi 90 centų, bet jis labai skanus pusryčiams ant sumuštinio. Ir tada pusę kilogramo makaronų kainavo irgi 90 centų. Ir už 15 kiaušinių sumokėjau eurą 60. Dar nusipirkau kilogramą vištienos krūtinėlės, kas kainavo 5 eurus ir jau neatsinešiau parodyti, nes dėjau už šaldytuvą. Nusipirkau 5 kg arbūzą tokio dydžio ir jis man kainavo eurą 50 tik dėl to, nes čia dabar yra arbūzų sezonas ir kilogramas arbūzų yra tik 30 centų. Tai kiek visas šitas maisto krepšys būtų kainavęs Lietuvoje?